Ar po krūties vėžio operacijos reikia tausoti ranką? Taip, tačiau visiškai nejudinti yra viena dažniausiai atliekamų klaidų. Kineziterapiją dažniausiai galima atlikti pirmomis dienomis po operacijos, tiek kiek leidžia jūsų operavęs chirurgas ir jūsų savijauta. Ankstyva saugi mobilizacija ir aktyvavimas gali padėti jums greičiau atsistatyti ir sumažinti komplikacijų riziką. Pirmosiomis dienomis gali būti atliekami lengvi švelnūs pratimai. Tai gali būti pečių įvairūs judesiai, gali būti alkūnės linkimas, tęsimas, plaštakos judesiai ir aktyvavimas bei kvėpavimo pratimai. Šitie pratimai gali padėti palaikyti judesių amplitudę ir sumažinti sustingimą. Jeigu jaučiate tempimą ir riboti rankų judesiai ar atsiranda tinimas, nelaukite. Individualiai parinkta kineziterapija gali padėti sumažinti skausmą, sumažinti tempimo jausmą, padėti atstatyti judesių amplitudę ir taip pat sumažinti limfedemos riziką. Kuo anksčiau pradėsite tinkamą reabilitaciją, tuo bus lengvesnis grįžimas į kasdieninį gyvenimą. Jeigu turite klausimų, kreipkitės į kineziterapeutą.